Vitaminai jau tapo estetika, tiesiog neatsiejama sveiko gyvenimo būdo dalis. Jie yra savarankiškai priskiriami be jokių tyrimų ir vartojami be jokio poreikio. Atsiranda vis daugiau gražesnių, estetiškesnių indelių ir dėžučių, kad tu nepamirštum suvartoti savo kasdienius vitaminus. Taigi šiam video pakalbėsim apie tai, ar vitaminai iš tikrųjų naudingi, ar juos būtina vartoti visiems, kokie yra mitai ir realybė ir ar iš tiesų vitaminų vartojimas pakeičia sveiką subalansuotą mitybą. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Visų pirma, vitaminai tai nėra estetika, tai yra vaistas, kurį turėtų skirti gydytojas pagal tavo organizmo poreikius po atliktų kraujo tyrimų. Niekada negalima skirti vitaminų savarankiškai sau tiesiog dėl to, kad draugė vartoja. Tai yra labai dažna situacija, kai gyvenime matai, kad viena bendradarbė pradėjo vartoti geležį, kurios jai irgi nieks neskyrė, ir jis sako, pradėjau gerti geležį ir pradėjau jaustis geriau. Kita bendradarbė pradeda irgi vartoti geležį dėl to, kad nusprendžia, kad jai tai irgi padės jaustis geriau. Tokių dalykų visą laiką geriausia vengti, nes galima pakenkti savo organizmui ir geriausia vartoti bet kokius vitaminus tik po konsultacijų su gydytoju. Jeigu gydytojas pagalvos, kad kažko reikia, gali ištirti kraują ir tada pažiūrėti, ko iš tiesų jums trūksta ir tik tada skirti jūsų kūnui reikalingus vitaminus. Pakalbėsime apie pačius populiariausius mitus. Pirma, tai vitaminai gali atstoti sveiką mitybą. Jeigu nesugebi subalansuoti savo mitybos, gali tiesiog vartoti kokius multivitaminus ir viskas bus gerai. Ne, maisto papildai ir vitaminai niekada neatstos pilnavertiškos, sveikos, subalansuotos mitybos. Mes valgom įvairų maistą, įvairių spalvų, ne vien tam, kad gauti skirtingus elementus ir vitaminus iš to maisto, bet taip pat ir dėl skirtingų tekstūrų, kurios būtinos mūsų virškinimui. Tu negali tiesiog valgyti makaronus ir gerti multivitaminus ir galvoti, kad viskas, tu gauni visas reikalingas medžiagas. Tai yra netiesa. Kitas mitas yra, kad vitaminai nepakenks. Jiegi naudingi, jiegi reikalingi mūsų organizmui, tai vadinasi, jie nepakenks. Irgi netiesa. Vitaminų perteklius gali pakenkti. Visi vitaminai, tokie kaip A, D, E, K vitaminai, kurie tirpsta riebaluose, jie turi tokią savybę, kad jie gali kauptis organizme. Ir jeigu tavo organizmas jų nestokoja su laiku, tai gali sukelti ir rimtus kepenų pažeidimus, ir inkstų akmenis, ir kitokius neurologinius sutrikimus. Vadinasi, reikia elgtis atsargiai, suprasti, kad tai yra vaistas ir taip, jų perteklius gali pakenkti organizmui. Visokie populiarūs mitai, kad jeigu tu esi pavargęs, tai tau trūksta geležies, jeigu ten tave beria, tau trūksta vitamino E. Yra tame kažkiek tiesos, nes be abejo vitaminų trūkumas gali skatinti ir nuovargį, ir kitokius simptomus, ir požymius, bet šiais laikais atrodo tiesiog negali jaustis pavargęs. Kažkam pasakai, oi, pastaruoju metu jaučiuosi pavargus, tau feritiną reikia ištirti, gal tau trūksta geležies, gal dar kažko, o jūs nepagalvojate apie tokį dalyką, kad aš tiesiog galiu būti pavargus. Aš dirbanti 2 vaikų mama, vienas su spec poreikiais. Tai be abejo, aš galiu tiesiog pavargti. Ir taip, aš nuėjau, išsityriau kraują, man nieko netrūksta ir aš esu pavargus tiesiog dėl to, kad aš esu pavargus. Todėl taip, tyrimus pasidaryti nepakenks, bet jeigu jūs jaučiatės pavargęs, pažiūrėkit, ar jūs iš tikrųjų išsimiegat, ar pakankamai būdut gryname ore, ar jūsų subalansuota mityba, nes yra tikimybė, kad jūs esat pavargęs dėl to, kad neišsimiegat ir vitaminai čia nepadės. Vėlgi, jeigu blogai miegi, tai būtinai gerk kokį nors melatoniną ar dar kažkokius papildus, kurie padeda miegoti. Ne, reiktų tvarkyti tą priežastį, kodėl tu blogai miegi. Gali būti elementarus toks dalykas, kad čiužinys nepatogus, jį reiktų pakeisti. Ir nesvarbu, ar tu geri kažkokius papildus ar ne, tavo miegas bus nekokybiškas, jeigu tavo lova, tavo miego vieta yra nekokybiška. Tokius dalykus kaip melatoniną, tai irgi yra vaistas. Jo ilgalaikis poveikis tikrai dar nėra 100% ištirtas ir nesvarbu, kad tai yra mūsų natūralus hormonas, kuris yra mūsų organizme, bet jo vartojimas kaip papildo toks reguliarus, tikrai neturi jokio teigiamo ilgalaikio poveikio organizmui. Jis patariamas vartoti tik prieš jetlagus, jeigu tu tikrai žinai, kad tu skrisi kažkur, kur keičiasi smarkiai laiko juosta, kad sutvarkyti savo miegą porą dienų, jį pataria vartoti. Bet tikrai ne kaip kasdieninį dalyką tvarkyti savo miegą. Reikia pažiūrėti kitus, galbūt streso šaltiniai, kokie yra tavo gyvenime. Reikia bandyti tvarkyti tikrąją priežastį, o ne tiesiog papildais maskuoti simptomus. Dar vienas mitas, kad mes visi stokojam vitamino D.
mums visiems trūksta vitamino D, todėl gali gerti net be jokių tyrimų. Taip pat tikrai ne. Tai yra paplitusi problema mūsų kraštuose, kur nėra daug saulės, bet geriausiai prieš vartojant tokį vitaminą taip pat pasidaryti tyrimus ir pasitarti su gydytoju, nes tikrai ne visi turi vitamino D trūkumą ir tai labai priklauso nuo jūsų mitybos ir gyvenimo būdo. O kamgi tikrai reikia vitaminų? Visų pirma, tiems, kam jau paskyrė gydytojas pagal atliktus tyrimus bei pagal organizmo poreikius. Vegetarams ir veganams. Be abejo, čia irgi reikia individualiai žiūrėti kiekvieno žmogaus mitybą, bet ypatingai jeigu jūs esat veganai, nevalgot jokių gyvūnų kilmės produktų, netgi kiaušinių ir žuvies, tai yra labai didelė tikimybė, kad jums trūks vitamino B12, kuris gaunamas dažniausiai iš mėsos, taip pat kaip ir omega 3, taip pat ir vitaminas D3. Be abejo, geriausia pasikonsultuoti su gydytoju ir gal padaryti tyrimus, kad iš tiesų pažiūrėti, ko stokoja konkretus jūsų kūnas. Nes neretai vegetarai sugeba gauti reikalingas medžiagas iš kitų šaltinių, bet dėl viso ko tikrai nepakenks karts nuo karto pasidaryti tą kraujo tyrimą, pažiūrėti, ko tau trūksta, bet dažniausiai taip, veganams, žmonėms, kurių racionas nėra toks pilnavertiškas kaip žmonių, kurie valgo viską, gali stokoti kai kurių vitaminų. Nėščioms visą laiką reikia folio rūgšties ir multivitaminų. Neretai dėl to, kad pykina, moteris pradeda valgyti mažiau ir iš tikrųjų pradeda gauti mažiau visokių reikalingų mikroelementų. Vėlgi geriausia pasitarti su gydytoju, bet dažniausiai folio rūgštis, kurią patartina pradėti vartoti dar prieš pradedant bandyti pastoti. Ir taip pat multivitaminai, čia tas toks atvejis, kai tikrai nepakenks, bet vėlgi pasitarti su gydytoju, kad pamatyti, ko konkrečiai jums trūksta ir jeigu jums trūksta tik tai tam tikrų elementų, tai geriausia vartoti juos visus atskirai, kaip atskiras tabletės arba kapsulės, tai tiesiog turės geresnį poveikį jūsų organizmui. Taip pat vyresnio amžiaus žmonėms geriausia pasitarti vėlgi su gydytoju ir pažiūrėti, ko jiems trūksta, bet dažniausiai vyresnio amžiaus žmonėms trūksta vitamino D, kalcio ir tai irgi geriausia atlikti tyrimus, pažiūrėti, ko trūksta konkrečiai jums ir pradėti tai vartoti. Kaip ir naujagimiams dažniausiai reikalingas vitaminas D3, bet spėkit, taip. Geriausia vis dėlto pasitarti su gydytoju. Tačiau taip, naujagimiams dažniausiai, ypač Lietuvoje, ypač kūdikiams, kurie gimė rudenį, kurie jau nematys saulės ir visa kita, kaulams tai yra labai svarbu. Bet vėlgi, jūs žinot, reikia pasitarti su gydytoju. Jeigu jūs pažiūrėjote šį video iki čia, aš įsitikinusi, kad jis jums buvo bent kažkiek įdomus, todėl nepamirškit spausti patinka. Tai yra nemokamai, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Išvadas galim šiandien padaryti tokias. Aš tikiuosi, kad jūs supratot mano pagrindinę mintį. Vitaminai tai nėra estetika, tai nėra kažkoks grožio ritualas, kaip patepti veidą drėkinamųjų kremų, taip pat ir išgerti vitaminus. Ne, tai yra rimti vaistai ir juos reiktų vartoti pasitarus su gydytoju. O šiaip dėl sveiko gyvenimo būdo be abejo yra labai svarbi mityba. Tai yra jūsų pagrindinis dalykas. Jūs turit valgyti kuo daugiau, kuo įvairiau, kuo daugiau spalvų turi būti jūsų racione, o jeigu prie tokios mitybos jūs dar ir išsimiegat ir reguliariai sportuojat, tai jums nereikės jokių vitaminų. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo, taip pat galite pažiūrėti šituos video. Visiems bye!